Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Kodėl žmonės, kurie bėgioja ilgas distancijas arba labai dažnai atlieka kardio krūvį, neatrodo labai gražiai, tai yra neturi labai geros figūros. Jeigu juos matote bėgiojančius, labai retai pagalvotumėte, kad va, aš irgi norėčiau taip atrodyti. Bėgimas pats savaime nėra blogas užsiėmimas, bėgimas yra viena iš natūraliausių judėjimo formų. Tiesa, ne visi žmonės, kurie bėgioja, gali arba turėtų tai daryti. Vienas iš testų, kuris apsprendžia, ar galite tai daryti ar ne, tai yra, kai atsigulate ant nugaros, ar jūs galite vieną koją pakelti taip, kad pakelta koja su gulinčia sudarytų statų kampą. Jeigu jūsų lankstumas leidžia jums tai padaryti, tada jūsų lankstumas yra pakankamas. Jeigu to negalite padaryti, tada galinės šlaunų dalies lankstumas nepakankamas ir bėgiojimas greičiausiai kurs didelę apkrovą, kurs didelę įtampą apatinėje nugaros dalyje. Žmonėms, kurie taip pat kenčia nuo kelio traumų arba apatinės nugaros dalies traumų arba turi per didelį kūno svorį, bėgiojimas taip pat gali būti kenksmingas tiek keliams, tiek lubams, tiek apatiniai nugaros daliai. Dabar grįšime prie figūros, čia buvo tokie apribojimai. Bėgimas, bet koks bėgimas, kuris yra ilgai trunkantis arba bet koks ilgai trunkantis ištvermės krūvis, jeigu ilgai trunka, tai ištvermės ir yra krūvis, iš esmės siunčia tokią žinutę mūsų organizmui, kad jam nereikalingi raumenys. Dėl to, kad ištvermės krūviui nereikalinga jėga, nereikalingi raumenys, reikalinga ištvermė. Kai mes turime didesnę raumenų masę, ta didesnė raumenų masė, atliekant ištvermės krūvį, jinai trukdo. Yra taip pat tas pats, kas jūs važiuotumėte mašina ir prie mašinos yra visada prikabinta priekaba. Jums nereikia tos priekabos, jums nereikia joje nieko vežti, jūs važiuojate vieni su rankinuku savo arba kažkokia kuprinė ir dar prikabinta priekaba. Ta priekaba iš viso nereikalinga, jinai mažina greitį, kuriuo jūs važiuojate, didina kuro sąnaudas, lygiai taip pat raumenys, kai jūs bėgate ilgesnę distanciją arba atliekate kažkokį ištvermės krūvį, yra balastas. Raumenys reikalauja daugiau deguonies, raumenys reikalauja daugiau kraujo, reikalauja daugiau maisto medžiagų. Dėl to organizmas, kai jisai galvoja, kad jam dabar dažniau reikia atlikinėti ištvermės krūvį, jisai pradeda atsikratinėti tų raumenų, atsikratinėti to balanso. Kai organizmas to balanso, tai yra tų raumenų atsikrato, tada lėtėja medžiagų apykaita ramybės būsenoje. Ramybės būsenoje arba santykinės ramybės būsenoje mes praleidžiame didžiąją dalį laiko, dėl to, kad iš tiesų aktyvus esame, kai treniruojamės arba kai einame kažkur, lipame laiptais ir panašiai, vieną arba galbūt maksimum 2 valandas per parą, išskyrus žmonės, kurie dirba fizinį darbą, tie, kurie dirba sėdimą darbą, tai mes didžiąją laiko dalį esame neaktyvus. Netgi aš dabar, kai kalbu su jumis, aš esu santykinėje ramybės būsenoje. Santykinėje ramybės būsenoje mes praleidžiame liūto dalį laiko. Ir kai žmogus turi nedaug raumenų, santykinėje ramybės būsenoje jisai sudegina mažiau kalorijų, nes jo organizmui reikia mažiau energijos. Tas, kuris turi daugiau raumenų, santykinėje ramybės būsenoje, sėdėdamas, kalbėdamas, dirbdamas prie kompiuterio, vairuodamas, miegodamas, sudegina daugiau kalorijų, nes organizmui reikia daugiau energijos visą tą kūną išlaikyti. Tai yra tas pats, kas lyginti 2 mašinas, viena, jos niekur nevažiuoja, jos tai užvestos, viena nedidelė mašina, kita didelė. Sakykime, nedidelis koks nors Volkswagen Polo ir koks nors didelis visureigis, jie buvo užvesti stovi. Visureigis, kadangi jis yra didelis, sunkus, su galingu varikliu, netgi užvestas, niekur dar nevažiuodamas, naudos daugiau kuro. Lygiai taip pat žmogus, kuris turi didesnę raumenų masę, jisai bet kuriuo momentu degina daugiau kalorijų. Taip, kalbant apie kalorijų sudeginimą pačios treniruotės metu, ištvermės treniruotės, tokius kaip bėgimas, sudegins greičiausiai daugiau sudegins kalorijų negu darbas su svoriais, bet likusias 23 valandas, kai jūs nesitreniruojate, tada jūs daugiau deginsite kalorijų turėdami daugiau raumenų. Tai va taip. Dar vienas dalykas yra tas, kad specifinis vyrams, kad labai dažnas ilgesnių nuotolių bėgimas taip pat mažina testosterono išsiskyrimą, dėl to, kad tai organizmui yra didelis stresas, o su mažesniu testosterono išsiskyrimu taip pat mažėja ir raumenų masė, ir riebalų sluoksnis smarkiau kaupiasi. Tai vėlgi, sakydamas visą tai, ką aš pasakiau, aš nenoriu pasakyti nieko blogo apie bėgimą. Bėgimas yra viena iš sporto šakų, yra gera sporto šaka, jinai padeda lavinti ištvermę, padeda
stiprinti ir širdies ir kraujagyslių sistemą. Aš tik tai kalbu labai specifiškai iš savo varpinės, kaip kultūrizmo sportininkas, ir jeigu jūs, kurie mane sekate ir treniruojatės su tikslu atrodyti geriau, tada tą žinutę aš siunčiu jums, kad ilgų nuotolių bėgimas arba labai dažnas kardio darimas trukdo tai padaryti, ir aš pasakiau priežastis, kodėl. Tikiuosi jums tai padės. Iki.